Rugsėjo 15-ąją Londono madų savaitėje podiumas nusidažė visomis vaivorykštės spalvomis. Čia kolekciją pristatė House of Holland mados namai. Tai buvo duoklė visiems jauniesiems mados mylėtojams. Henris – vienas mėgstamiausių mano dizainerių, ne tik vienas geriausių draugų, bet ir vienas iš mėgstamiausių kūrėjų. Kiekvieną sezoną House of Holland pasirenka merginos tipažą ir kolekcijoje kuria jos paveikslą. Šį kartą herojė – maištaujanti paauglė. Ši mergina pasišiaušusi paauglė, kuri YouTube svetainėje žiūri per daug Kurto Cobaino pasirodymų. Ji nori sukurti blogos mergaitės įvaizdį. Spalvingi kaklaraiščiai, rėksmingos suknelės ir nėriniai, dizaineris atvėrė jaunos, pašėlusios merginos spintą. Šiurkščios mergaitės įvaizdį sustiprino paprasti marškinėliai su skambiu užrašu bičin. Tačiau dizaineris pažymėjo, jo kolekcijoje svarbiausia – stilius ir dizainas. Mūsų marškinėlių šūkis atkreipia dėmesį į visą kolekciją. Jie tikrai labai svarbus. Bet kolekcijoje stengiame sutelkti dėmesį į prabangesnius kūrinius, pritaikėme šilką, siuvinius, tačiau net ir čia nepraradome savo dvasios. Geometriniais raštais marginti marškiniai, ekscentriški batai, įžūlūs aksesuarai. Visą tai būsimą pavasarį turi turėti kiekviena paauglė.